Sveiki visi, šiandien už manęs vėlgi kaip ir šiaip ne naujiena, trečias BMW. Ir šiandien aš parodysiu, koks jisai grįžo, už kiek pinigų, nes labai daug kas klausėt, kad kodėl nepasakai, už kiek nupirkai automobilį, kiek kainuoja taisymas ir taip toliau. Tai šiandien viską parodysiu. Važiuojam. Taigi šį automobilį teko nupirkti iš tikrųjų labai greitai. Čia turime trečios serijos BMW E91 2 litrų dizelinis variklis su 130 kW varikliu. Jojo galia yra šiek tiek mažinta, tai ant dokumentų turim 120 kW. Šitas automobilis greičiausiai, kaip ir visiems yra įdomu, kainavo 2800 eurų. Kaina gana nebloga už važiuojantį automobilį. Turim keletą defektų, bet jie yra labai minimalūs, tokie kaip pabrozdinimai ant veidrodėlio, ant galinės arkos, bet su tokiais defektais tikrai galima gyventi. Aišku, vėl, kaip ir kiekvienas sykį sakau, reikia šių variklių pasitikrinti tepalo filtrą, ar nėra drožlių, nes, kaip žinot, praeitose serijose mes iš to jau esam pasimokę, tai manau, nieko nelaukiam ir einam, atsisuksim tepalo filtrą. Visiškai nieko. Švarus, gražus filtras. Va taip turėtų atrodyti tepalo filtras, jeigu žmogus keisdavo tepalą su tepalo filtru tada, kada reikia keisti. Tai matosi, kad čia jisai tikrai nedaug važiuotas su šitu filtru, bet viduj nieko neturim. Jėga. Tai pagrindinis dalykas, ką reikėjo pasitikrinom ir viskas čia yra su tuo gerai, drožlių nėra, tas yra mums svarbiausia. Toliau matom, kad ties purkštukais viskas irgi kaip ir neblogai. Matyt, varikliukas buvo važiuotas, bet pilnai ir prižiūrėtas, jokių tarpinių keist matau nereikia. Škyvas, viskas gražu, nėra apsitepalavę. Matosi, čia galbūt kažkas prasideda, pajudysim, pažiūrėsim, ar ten kažkas bus toliau ar ne. Jei bus, tai turėsim pakeisim, tikrai tai ne bėda. Čia matom šlangos greičiausiai tarpinukę reikės pakeisti, nes šlampa. Pirkėjas pamatys, tikrai nebus malonu. Pakeisim, keli eurai kainuoja. Iš turbinos pusės viskas kaip ir gražu, nėra prie ko prisikabinti, tik greičiausiai yra išpjautas DPF-as, nes pro duslintuvą girdisi toksai turbinos švilpimas, tai pas juos yra bėda su turbinom ir DPF-ais. Turbinos sugenda dėl to, nes DPF-as užsikiša ir tiesiog visas šitas procesas įvyksta ant realiai kiekvieno šito variklio. Tai pardavėjas iš tiesų taip sutvarkė, kaip, nėra rekomenduojama, bet jeigu jau tai būna, tai nieko negali padaryti. Arba palieki taip, kaip yra, arba dedi pakaitalą, kad mažiau terštų gamtą. Tai šiuo metu greičiausiai jam buvo sugedus turbina ir tiesiog išpurtė viską, nes
prie to paties duslintuvas irgi yra apsinešęs. Tai ties varikliu grandinės yra greičiausiai pakeistos, nes jokio garsų nei šiltas, nei šaltas neskleidžia. Tų pačių dzindrų filtre nėra, kurios būna nuo grandinių baltos, tai su grandinėm galime būti visiškai ramus. Turbina greičiausiai irgi bus pakeista, nes DPF-as jau yra išimtas, tai greičiausiai turėjo gedimą su turbina, bus, manau, pakeista tikrai, bet eigoje pasitikrinsim jos būklę, tai pabandykime užkurti šį varikliuką. Nu, visiškai idealiai variklis dirba, tikrai neturiu priekaištų prie ko prisikabint. Visiškas laikrodis. Nu va, grįžo mūsų dalys. Ką nupirkai? Okei, naujas ženkliukas. Čia yra šitas lempų apiplovimo purkštukas, nes dar neapėjau viso kėbulo parodyti, bet jau šios vietos nėra ir yra sugedęs tas purškėjas. Tai ir purkštukas yra, ne? Ir šitas vakordėlis. Jo. Tai super tada, labai viskas gerai. Tai su varikliu kaip ir viskas aišku, čia galim užsidaryti ir eit toliau. Nupirkom šį dangtelį. Turėsim nusimti posparnę iš po rato, kad galėtumėm išimti patį išpurškėją ir pakeisti nauju. Patį purkštuką reikės nudažyti juoda spalva ir šitas defektas kaip ir bus sutvarkytas. Nežinau kodėl, bet pas vokiečius dažnai yra bėda, kad nebūna purkštuko kažkurio vieno. Nežinau, ką jie ten daro, ar jie žiemą juos praranda, kai būna prilipę užšalę, ar kaip čia būna, nes nupirkęs jau esu trečią gal automobilį su šitų va tokių defektų. Nežinau. Tai kaip ir iš kėbulo kažkas tokio, per daug kažkokių labai didelių defektų neturim, galim prieiti prie ratų. Tai tikrai nuostabūs ratai, tikrai galvoju aš juos pasilikti savo, prisipažinsiu, bet padangos yra labai prastos. Tai nežinau, ką reikės daryti, greičiausiai, kad pirksiu naujas padangas, nes patys lietiniai tikrai yra nuostabūs. Jie dabar tik tai atrodo labai baisiai, bet visiškai kantai nėra nutarkuoti, tikrai gražūs 17-iniai ratai. Viskas čia yra kaip ir neblogai, visos šponkės yra vietoj. Veidrodėliai, viskas kaip ir padoriai, nėra niekas nubraižyta. Čia viskas kaip ir gerai. Durys, kaip keista, nėra aptrankytos. Kaip atsimeni, buvo praeitos ir durys viskas nutrankyta, šitos viskas kaip ir gerai. Čia yra lengvas pabrozinimas, bet manau normaliai. Galinis ratas irgi gražus, padangos nelabai. Čia turim tokį lengvą įmušimą, bet tikrai čia nieko nedarysim, nieko tikrai nesistengsim. Toliau bagažinė buferis. Buferis kaip ir standartiškai turi savo tuos pabraižymus, bet aš manau, kad mes jo nedarysim. Nereikia tenai jo daryti. Ženkliuką turim, bagažinė. Bagažinė turi defektą, nes nėra čia tokio jungiklio, čia yra viskas išlaužta ir nenori atsidaryti. Žodžiu, prie to prieisim vėliau. Turim čia tokią akutę, kurią tikrai reikės sutvarkyti. Buferis nubrozytas čia. Ir didžiausias defektas iš tikrųjų kėbulo, tai yra štai čia. Yra labai stipriai nubrozyta. Ir nežinau, arba bandysim mes jį poliruot, arba dažyti reikės. Tai pažiūrėsim, kaip mūsų detailing specialistas pasiruošęs bus padaryti šitą visą reikalą. O toliau čia visa kita, veidrodėlis yra šiek tiek čia pabraižytas. Ir daugiau kaip ir viskas plius minus neblogai.
Ai, dar čia, vat, turim nubrėžimą labai skaudų, iš tikrųjų skaudus nubrėžimas. Tai va tas. Tai ką, šokam į vidų, pažiūrėsim, kas viduj. Tai multifunkcinis vairas, autopilotas, puodelių laikiklių matau neturim. Klima 2 zonų, ksenonai, elektrinis kablys, kurio dar iš tikrųjų nepastestavom, reikės pabandyti. Ir viskas, čia iš tos komplektacijos kažkokio labai didelio stebuklo nėra. Sėdynės, matau, nėra labai nutrintos, kaip ir viskas čia neblogai. Stogas gražus. Na ir jo, iš tikrųjų, pabandom tą kablį. Tai pažiūrim, kaip tas elektrinis kablys veikia. Vat yra knopkė, žiūrim, ar iššoks. Žiūrėk. Tai viskas. Elektrinis kablys pajungtas. Šiaip geras visai daiktas. Toksai, kur nori turi kablį, nori neturi, iš tikro visai geras. Jo, kaip nereikia, nesimato. Super. Geras, tikrai geras. Ok, tai čia realiai gale turim, matom, paliko ksenonus. Ir vaistinėlės dar tie 2 yra. Jo. Toliau turim kažkokią dėžę. Kas šitoj dėžėj? Ai, čia bus, žinai kas? Čia bus pakėlikas lango. Čia bus lango pakėlikas. Na, tai kažkuris vadinasi langas neveikia ir čia greičiausiai bus galinis, nes mažiukas. Na, ok. Pasižiūrim toliau. Ką turim? 2 vaistinėlės. Nu, saugiai čia, matyt, važinėjo. Na, čia, kaip ir matėm, dar viena vaistinėlė. Čia daugiau kaip ir nieko nėra. Apsauga. Štorkė. Veikianti štorkė. Nu. Ir pas juos bėda, neužsirakina mašiniukas. Tai kas turit E91 karavanus, tai dažniausia bėda yra va šiti laidai, kažkur būna prasitrynę. Ir čia reikia juos nusimti, šitą gumą, ta prasme, prasipjauti ir pasižiūrėti tuos laidus, kurie, nes čia neveikia pas mus užrakinimas ir greičiausiai jie yra nusilankstę. Tai čia turėsim tokį smagų darbą ir reikės padirbėti. Nes ir kartu neveikia beje šitas stiklas, tai irgi greičiausiai turi įtakos tam. Nes ne vienas tikrai čia jų yra bėda. Na, gale kaip ir viskas čia aišku, nėra čia kažko labai įspūdingo. Čia priekiai paprastas vairas. Nieko kažko čia įspūdingo, Recaro salonas ir tiek. Tai šitą mašiniuką, kaip ir minėjau, nupirkom už 2,8. Mums kainavo tralo paslaugo 600 eurų. Ir jo, labai greitai šitą reikėjo nupirkti, nes rašė žmogui tikrai daug pirkėjų. Tai mums nuo šito automobilio gavosi nuderint 800 eurų. Na, pažiūrėkim, ką turim knygoje. Svarbiausia mums yra tai ši knyga. Mes ją pasiliekam, bet matau dar čia yra... Ne, šitą nieko. Vat matau diskas. Muzikos diskas. Greičiausiai pabandysim paklausyti. Yra technikinės lapas, matau. Tik čia nežinau, kada jie padaryta buvo. Rankos dar visos baisios. Žodžiu. Neįdomu. Tai pagrindinis dalykas, kas mums įdomiausia, tai yra servizai. Pasižiūrėkim, ką jie rašo.
100 kem 8 tūkstančiai, 100 pem tūkstančių, 200 tūkstančių, 210 tūkstančių, 239 tūkstančiai ir ties čia nutrūko mūsų servizas. Čia kažkas apie 280 tūkstančio ridos, tai ganėtinai dar ilgai servizai buvo. Visai gerai. Na, o dabar mums iš tikrųjų svarbiausias dalykas tai yra praeiti technikinę. Pradžiai pasižiūrėti, ką įrašys, nes kažką, manau, vis tiek įrašys, nes nors būna taip, kad ir neįrašo. Iš tikrųjų, praeita paskutinis BMWs buvo, tai išvis nieko neįrašė, tiesiog gražiai nuplautas variklis buvo, mašina visa išvalyta, išplauta, niekur tepalas nebėga, nu tikrai visa tvarkinga ir praėjo be nieko išvis. Dabar eisim tvarkyti bagažinės laidus, nežinau ar šiandien spėsim, nes iš tikrųjų jau yra neblogai valandų, tai kad neliktumėm išardę ir ant nakties negalėsim užrakinti, nes jeigu laidus paleisim, tai bus ne kažką. Tai tėvulis uždėjo dabar ženkliuką, nežinau, norėčiau šiaip dar, kol laidus tvarkysiu, tai kad jis pakeistų tą purkštuką bent jau, arba jį nudažyti pirmiau reikia. Jaučiu jį nudažyti pirmiau reikia. Šią detalę, kad būtų galima judėti toliau. Jisai čia pilkas yra. Jo, pilkas. Ai, praeiti būdavo juodi, tai tik tai užtekdavo nulakuoti ir ten pilnai spalva atitinka. Čia pilkas. Na nieko, kaip nors. Na, šitų vietų taisytai nelabai man patinka. Dušnis iš tikrųjų. Pabandysim prasipjaut. Čia reikia viską taip gerai, blemba, prasipjaut. Matosi laidai nutrūkę. Greičiausiai dėl šitos priežasties ir pas mus neveikia atrakinimas, lango atidarimas ir taip toliau. Nes čia yra jau purkštukas, pro kur vanduo tiesiog atbėga ant lango. Tai sutvarkysim šios laidus ir pasižiūrėsim, kas dar čia yra. Matau, kad labai giliai nutrūkę. Va, pažiūrėkit, kiek čia mes turim. Visi laidai yra sutrūkinę. Tai greičiausiai ir tikrai liečiasi kažkuris su kažkuriuo, tai čia bus iš tikrųjų reikalų. Reikia užsitempt čia viską į viršų, bandysim sutvarkyti. Nu tai realiai, čia visas tvarkymas tikrai yra labai paprastas, tiesiog sujungti ir suizoliuoti laidus, tai galbūt nefilmuosiu aš čia, nes tiesiog nelabai yra tikslo. Tai štai kitoj pusėje irgi tokia pat situacija su laidais. Irgi reikės visus sutvarkyti, nes greičiausiai irgi įtakoja mūsų visus šios reikalus. Na tai sutvarkėm tuos laidus ir pažiūrėm, ar dabar veiks tas viršutinis stiklas ar ne. Vat. Šitas neveikia. Bagažinė atsidaryti atsidaro. Ok, atsinešim raktus, pažiūrėsim, ar su pulteliu veikia. Ne, nieks nepasikeitė. Galbūt saugiklis yra nudegęs, kaip laidai lietėsi viens į kitą. Atsidarytai atsidaro, bet stiklas vis tiek nebeveikia. Ir raktelis neužrakina, neatrakina, tai čia irgi yra negerai. Pabandom kitą raktelį. Žiūrim kitą pultelį. Suveikė. Bet stiklas neatsidaro. Bagažinė veikia. Na, bent tada gerai tas, kad užsirakina, atsirakina. Tvarkim bent vieną dalyką, o dėl stiklo galbūt reikės pabandyti pakeisti saugiklį. Nes šiaip turėtų veikti, nes laidai viskas vietoje.
bet atsidaro, wow. Šiandien teskas įvykdytas, sutvarkyta bagažinė, automobilis atsirakinėja, ko mums labiausiai iš tikrųjų ir reikėjo. Toliau įdėsim niktuką į bagažinės, jau tėvulis prilipino galinį ženkliuką ir sutvarkysim purkštuką rytoj. Toliau mūsų laukia technikinė ir pažiūrėsim, ką įrašys. Tai laukiam rytojus. Tai grįžom iš trumpų atostogų, kad ir kaip gaila palikti lietuvių pamėgtą Antaliją, bet reikia grįžti į darbus ir kurt jum kontento. Grįžtam prie trojkės, jinai yra dabar nupoliruota, išvalyta, bent turėtų būti. Eisim pasižiūrėti, kaip atrodo. Laukia šiandien žiauriai lievas oras, tai nežinau, ar reikės čia kažką daryti su fotkinimu. Ant lietaus šiaip nelabai noriu fotkinti, nes vieną mašiną per gyvenimą esu fotkinęs ant lietaus, tai Dieve padėk, kas ten buvo nuotraukos, tai tragedija. Tai reikės galbūt palaukti kitos dienos, bet jeigu update'as grįžtant dar prieš poliravimą ir salono valymą, tai buvo praeita techninė apžiūra, pakeistas galinis guolis, priekiai skardos priverštos, žodžiu sutvarkyta viskas, kad savo chodu pilnai praeitų techą, tai turim naują techą, mašina nupoliruota, išvalyta ir realiai aš įsivaizduoju, kad dabar turėtų ji būti visiškai idealaus stovio ir galima dėti į pardavimą. Tai einam, pažiūrėsim, kaip trojkiai atrodo. Tai mūsų BMW stovi čia, tai laukiam Ernės ir žiūrėsim, kaip gavosi. Kas čia One Stepas buvo ir salonas, ne? Salonas labai buvo užmištas. Šiaip ne, tik tiek kad sėdynės jau tokio, žinai, matosi, kad važiuota mašina. Gal tai nieko čia baisaus nebuvo, tai viską praploviau, kiek pasakyti, labai greitai. Kad čia tikrai nelaižėm iki maksimum. Sakyt, prekinė išvaizda dabar jau turi. Nu, pasaka, uoga tikrai manau. Ką reikia varytis tada ją į garažą, leisti savo kitą, nes turi iškart kitą ne mašiną. Ir leisim tau toliau dirbti. Gerai, dėkui. Nu, padirbėta tai tikrai neblogai. Blemba patinka man. Sėdynės, ledas, viskas čia kaip prieš tai atrodė ir dabar tai, wow, kosmosas. Tikrai gerai. Dėl šitų ratų, tai jos greičiausiai nuimsiu, dėsiu kitus, nes, tiesiog dėl padangų, labai prastos padangos, o padangų tikrai naujų, o padangų kitų nepirksiu, tai turiu žieminius ratus, iš karto užmesiu, o šitus gal pasiliksiu savo, nežinau, bus matyt, galbūt parduosiu. Tai ratai pasikeis. Turim čia įbrėžimas, galbūt reikės dabar eiti pataškuoti, pažiūrėti, nes labai jau krenta į akis. Šitą reikia pasidaryti. Buvo labai didelė problema su šitu ketvirčiu, nes jisai buvo nubrauktas. O dabar realiai visiškai nieko neliko. Švaru, gražu visiškai. Turim tik tai lengvą įlenkimą tokį. Nu ir matosi čia tokios mažos riskutės. Tai čia dėl tiek tikrai, manau, bus gerai. Rankenėlė atsigavo ta, kur buvo visa nusilšėrus. Nu, aišku, dar čia kažkiek matosi, bet manau, čia irgi bus gerai. Bagažinė. Viskas ledas, gražu, išplauta.
Šunų plaukų buvo, dabar nieko iš vis nėra. Pasaka. Tai susitvarkom paskutinius visus tuos įbrėžimus, palauksim, kol nustos lyt ir nusisausinsim dar pilnai ir manau varysim sufotkinti.